Štai dėl vakarinio aplinkelio tiesimo sostinės valdžia ieško paramos. Ambicingus infrastruktūros plėtros planus puoselėjantis ir jau pradėtus kelių bei aplinkelių tiesimo darbus tęsti planuojantis Vilniaus vadovai piniginę naštą bando dalintis su kitomis valdžios institucijomis. Apie tai pasakoja Vadimas Staniulėnas. Sostinės savivaldybės vadovai, dar nežinodami, ar jiems bus padidintas skolinimosi limitas, jau zonduoja būsimų aplinkelių rėmėjus. Didžiausius kamščius bei kelių infrastruktūros tinklą turinčio Vilniaus vadovai išskyrė kelius kaip vieną iš prioritetinių programų ir su susisiekimo ministerija bando aiškintis bendras problemas bei paramos keliams tiesti galimybės. Papildomų pinigų anot sostinės mero reikia miestui ypač svarbiems, jau pradėtiems ir tęstiniems projektams. Vienas jų vakarinis aplinkelis. 100 milijonų dabar, kitų metų tęstiniam projektam dar prisidėjo šitie Europos kultūros sostinė, norim centrą patvarkyti, minimaliai bent, Švitrigailos gatvė, Radvilaitės gatvė, Vingio parką, estradą šiek tiek. Nes manau, kad būtina, Valdovų rūmai gims, turėtum patvarkyti, kad jau atrodytų bent padoriai, ne? Kalbėdami apie paramą keliams tiesti, vadovai aptarė ne tik Molėtų plento, Pradūnės, Laisvės Ukmergės viadukų bei tiesinius Lazdynų tilto Oslo gatvės pietinio ir vakarinio aplinkelių projektus, bet ir Europos kultūrinės sostinės infrastruktūrinių planų finansavimą. Nors savivaldybė savo ambicingiams planams įvykdyti planuoja skirti apie 100 milijonų litų, susisiekimo ministras pažadų dalyti neskuba. Anot jo, kokia parama bus skiriama Vilniui, paaiškės tik šių metų gale patvirtinus biudžetą. Konkrečios darybos vyks tada, kai bus patvirtintas biudžetas. Bet savivaldybė kol kas nežino, ar jie bus padidintas skolinimuose limitas. Nes jie nori, aišku, ir Gedimino prospektą užbaigti, kurio objektų nepaminėjau. Jie vis dėlto mano, kad gali investuoti ateinančiais metais apie 100 milijonų litų. Bet, žinot, tai priklausys, koks bus tas biudžetas kitų metų. Šiandien dieną dar yra labai sunku pasakyti. Anot susisiekimo ministro, vien Vilniaus valdžios skatinamam vakariniam aplinkeliui be savų lėšų iš ES ketinama prašyti 150, iš kelių priežiūros programos 120 milijonų litų.